Sveiki, mano vardas Arūnas. Aš esu kem 8 metų amžiaus jau. Ir atėjo tas laikas, kada susimastai apie savo sveikatą. Ir priėmiau sprendimą, kad reikia profesionaliai pabadauti. O kodėl taip? Ir dauguma klausia žmonių, kodėl tu badausi? Tai kokią iš to naudą turėsi? Per visą gyvenimą žmogus užteršia organizmą įvairiais toksinais, taip vadinamais šlakais, ir to pasiekoje atsiranda įvairios ligos, skausmai, blogėja regėjimas ir visi kiti dalykai. Mano priimtas sprendimas buvo badauti 7 dienas ir ką aš išbadavau, sausai, be vandens. Tarp kitko, Wikipedijoje rašo, kad žmogus po 6 parų jau miršta, jeigu jis badauja sausai ir be maisto ir be vandens. Kaip matote, 7 paros aš esu gyvas ir nemiręs ir viskas gerai su manim. Tai va, ir klausia, kodėl tu badauji? O badauju todėl, kad sveikata tai yra didžiausias turtas, o tą turtą mes turime tausoti ir jį saugoti. Po 7 parų badavimo man pagerėjo regėjimas, jau dabar be problemų galiu net ir mobilų telefoną žiūrėti be akinių, anksčiau skaičių jau nematydavau. Antras dalykas, kaklo traškesiai būdavo ir kaklas skaudėdavo, sunku būdavo pasukti į kairę į dešinę. Šiai dienai druskos visos išėjo, tikiuosi visos. Ir dabar be problemų galiu pasukti galvą. Tai va, o Wikipedijoje jūs rasite informaciją. Vanduo tai didžiausias pasaulyje turtas. Jei aš galėjau 7 paras sausai badauti, reiškia, jūs galite. Sėkmės!